Tęsiant trenerių temą, mes visai neseniai kalbiname čia konferencijoje jauniausią Lietuvos krepšinio lygos strategą Gediminą Petrauską. Ir jūsų treneriai prašo įvertinti Basketnews LT tinklalapio lankytojas augančią jaunąją trenerių kartą. Kalba apie Kazį Maksvytį, Gediminą Petrauską, Maceiną ir kitus. Ar jiems sudaromos sąlygos tobulėti ir ar jie gali pasiekti aukštų rezultatų? Čia galime kalbėti, ko gero, ir apie tą patį Giedraitį iš Utenos Juventus ir daug kitų strategų Lietuvoje. Būsimų žvaigždžių galbūt matote? Aš skaitau, kad jos reikia pasveikinti, ką jie yra atsiekę. Ir Petrauską, ir Maksvytį, ir Giedraitį. Čia yra jų, kaip sakant, trenerio pradžia. Treneris formuojasi ilgą laiką, per kokius 3-5 metus ar per 10 metų čia kartais labai kažko nenuveiksi. O jie jau, skaitau, yra daug ką padarę. Taip, kad jie randasi teisingam keliui, skaitau, ir aš tikiu, kad iš jų turi išaugti geri treneriai. Trenerio kelias yra ilgas. Aš, pavyzdžiui, prisimenu savo kelią. 10 metų taip pat praėjo, kaip nematant nieko, ir kažko labai nebuvo nuveikta, bet paskui po truputį eini. Ir tave įvertina, kad tu gali kažką tai paruošti. Labai svarbiausia, kad tie treneriai, norint juos įvertinti, kai jie paruoštų gero lygio žaidėją. Nesuprantat, komandos parašymas yra vienas dalykas, bet reikia, kad iš tos komandos atsirastų koks tai perliukas, koks tai krepšininkas. Pavyzdžiui, kas ir mus jaudina dabar Krepšinio federacija. Daleiskim, dalyvavo Europos čempionatuose 16 metų amžiaus. Ir 17 ir 18 amžiaus. Bet tai galutinis tikslas yra mūsų Lietuvos vyrų rinktinė, taip, arba moterų rinktinė. Taip. Mes galim užimti labai geras vietas, bet jeigu iš ten ne vieno krepšininko nebus, netinka vidutinis toks. Visi vienodi, kaip man sakė, visi vienodi kaip bonkė, suprantat, pilki. O reikia, kai išsiskirtų, o dabar sakysim, Valančiūnas, taip išsiskiria. O sakyti, kur daugiau tų čempionų pasaulio? Kur jie yra? Juk dar yra 10, taip, kurie paliko. O reikia, kad iš ten išeitų. Reikia, kad išeitų, 20-mečiai buvo. Daleiskim, užėmė 14 vietą. O kur jie yra? Jau 20 metų. Bet reikia, kad išeitų koks tai. 2 tegu išeina. Nesuprantu, kad visa kompanija neteis. O tai reikia šito. Ir trenerio, uždavinys pagrindinis trenerio, kur trenerio komanda, jis turi pamatyti tą, kas gali būti. Jis jau turi su jo individualiai daugiau dirbti, arba turi jam duoti nurodymus, namų darbus, kad tau reikia ant to dirbti, tą ir tą reikia daryti. Nebūtinai ten, supranti, stovėti prie jam už nugaros arba iš rankutės vedžioti. Jis turi, kaip sakant, jį nukreipti, išaiškinti, kokios jo yra stiprios pusės, kai jis jas dar labiau lavintų ir panašiai. O tai būtų trenerio uždavinys. Ir jeigu taip išeis, tai skaitau, tikrai yra puikus treneriai. Dar kolektyvinis komandinis žaidimas, tai čia yra toks patenkinimas savininko, kuris duoda lėšas. Bet reikia, kad būtų patenkinta ir Lietuva, kad žaidėjų būtų. Jauniausias Lietuvos krepšinio lygos strategas Gediminas Petrauskas, su kuriuo beje, kaip jau ir minėjau, pačiam yra tekę bendrauti, iš esmės atitiktų ko gero tos pilnos bonkės pavyzdį, apie kurį ką tik čia kalbėjote, turiu omenyje tai, kad iš esmės žmogus, su kuriuo, kaip jau ir sakiau, bendravome, pasižymi pakankamai didelių krepšinio supratimų ir erudicija, kita vertus ir Kėdainių trio, bet rezultatai yra geri. Noriu jūsų, kaip patyrusio krepšinio trenerio, eksperto, stratego paklausti, ar 26 metų treneris, nesvarbu, koks jis bebūtų protingas, geras ir talentingas, gali įtikinti žaidėją, kuris praktiškai yra už jį, ko gero, ir daugiau krepšinio rungtynių matęs ir vyresnis visomis prasmėmis, jog žaisti reikia vienaip ar kitaip. Ar gali turėti svorio moralinio štai toks strategas? Žinot, kada žaidėjas tiki tam, kai tu laimi. Tu gali būti ir 52 metų ir tu gali labai gražiai kalbėti, tikit, bet jeigu tavo tas procesas treniruočių neduoda rezultato, tai nieks tam netikės. Bet jeigu komanda laimė, kaip Kėdainiai trio, tai kaip nelaimė, Kėdainiai tikrai labai puikiai pasirodė. Tiesiog žinom, kokie duobėje buvo įkrytę ir panašiai, ir dabar jie visai puikiai atrodo. Jų pergalė dabar federacijos istorijos varžybose, tai yra puikiai pergalė. Ir skaitau, kad nesvarbu, kad toks amžius, bet tai žaidėjas turi tikėti. O jeigu žaidėjas netiki, tai jis tegu pagalvoja apie save. Juk reikia rodyti žaidėjui, kad to trūksta, jeigu tą pasieksi, tai tas bus. Aš jūs atkalbėdavau, dabar viskas, aišku, labai didelį rolę vaidina uždarbis, teisingai. Taip. Bet tai yra dar vienas akstinas. Kuo geriau tu žaisi,
tuo daugiau tu uždirbsi, kadangi tu būsi reikalingas. Tavęs visi norės. Jūsų laikais to akstino nebuvo. Nebuvo, kadangi buvo vienodai, tai panašiai, bet dabar, jeigu paėmus, sakysim... Geriau ar blogiau? Tas pats, dabar tai yra geriau. Sakysim, kad tas pats dalyvavimas už Lietuvos rinktinę. Pastebit, eina tie, kurie dar kažko neturi, nes jie žino, kad čia yra paroda. Čiagi suvažiuoja visi iš visų šalių skautai, ten žiūri, stebi, va šitą reikia angažuoti ar tą. A tie, kurie užsitikrina gyvenimą gerą, sotų ir taip toliau, tai jau skaitos, kad nebėra ko važiuoti už tą rinkinį. Taip yra. Jau viskas eina šitas, teisingai. Aš apsirūpinęs, sako, man ten sveikatą dėti. Ir panašiai, visur yra paskaičiavimą. O dėl šito amžiaus, skaitau, čia nereikia apie tai galvoti. Jeigu treneris yra gerai mąstantis, teisingai dirba, taip toliau, skaitau, reikia tą trenerį gerbti. Ir kaip tik tai jaunas žmogus yra geriau, negu koks ten sukrytės stovi šalia ir panašiai. Taip, kad čia į tai amžių nereikia kreipdėmėsi. Labai gražu, dabar visi treneriai žymiai yra jaunesni, greičiau viską atsikė. Mums reikėjo labai ilgai eiti. Aš, pavyzdžiui, Žalgirį pradėjau treniruoti, kai aš turėjau tik 47 metus jau. Aš jau buvau atidirbęs sporto mokyklai 22 metus jau. O dabar kas? Yra koks treneris, kuris jau būtų atidirbęs 22 metus ir kur būtų. Ir dabar iš karto jaunas amžius, jis jau ten jau treniruoja. Tai yra labai gražu, labai gerai. O jums pačiam, sakykime, nekeista, kai tie žaidėjai, kalbu apie, kad ir tą patį Arvydą Sabonį, Rimą Kurtinaitį, Valdemarą Chomičių ir kitus, kuriuos pats treniravote, dabar po truputėlį Saulius Štombergas irgi tampa treneriais. Neprašo jūsų patarimų, nebendraujate šiomis temomis, nes jie žaidėjai, kuriuos pats dar visai atrodo neseniai treniravote, dabar tampa tų pareigybių savininkais, kuriuose pats dar taip neseniai buvote. Nu tai aš nežinau. Pavyzdžiui, Sabonis pats puikiai supranta viską, bet to yra puikiai komanda, yra generalinis direktorius, yra sekretorius, yra, kaip sakant, darbuotojai, kurie žino savo darbo specifiką, yra vedami pasitarimai, susirinkimai, yra nustatomos užduotys ir viskas, ir puikiai dirba. Taip, bet galbūt tų buvusių auklėtinių strategijose kaip trenerių, ar ne, kalbu apie Chomičių, Kurtinaitį, Štombergą ir kitus, išvelgiate ir savo darbo metodų. Gal matote, kad tie jūsų buvę auklėtiniai pasisėmė tam tikros patirties iš jūsų darbo? Nu, yra tokia taisyklė, kad, skaitau, buvę žaidėjai, mokiniai, jie turi tave pralenkti, turi būti geresni. Kadangi, sakysim, kažką gavo treniruočių procesą iš tavęs, eina viskas į priekį, labai dabar galima sužinoti, kas daroma Amerikoje, kas daroma Australijoje, kas Europos kitose valstybėse. Ir manau, kad jie šitą žino ir jiems jokio reikalo nėra ten su manim kažką aiškytis, kalbėtis ir panašiai. Gal per progos galima ką tai tokia pasikalbėti, aš tai nematau reikalo, kadangi aš, kaip, pavyzdžiui, pradėjau dirbti treneriu, tai taip pat per daug aš ir nesikonsultuodavau, tik tai man visi aiškydavo, mokydavo, aš tik tai paklausydavau, kas gerai, kas blogai, panašiai primdavau. Rimti reikia, patarimus, paaiškinimus reikia primti, nors būdavo ir kvailų tokių dalykų, kartais ir nervuodavo, atrodo, ko tai čia dabar maišini. Aš esu ir pasakęs, ypač labai būdavo daug tokių kalbų po rungtynių, kada prieina aiškino, tau reikėjo tą daryti, tau reikia tą daryti, sakydavo, klausyk, kur tu buvai prieš rungtynės? Tu ateik man prieš rungtynės, tu man viską susakyk, aš viską padarysiu. Žiūri taip keistai. Suprantate, kaip yra. Nes tas aiškinimas tai ir taip pat kartais gerai yra viskas, bet skaitau, kad jie puikiai viską žino, puikiai viskas jiem einasi, ką čia dabar jiem reikia. Labai įdomus klausimas, kurį pateikė lankytojas, turbūt atitinkančių ir klausimo turinį pseudonimu originalus. Sveiki, gerbiamas Vladai Garastai. Kaip tikriausiai žinote, nemažai trenerių vyrų dirba vyriausiais moterų komandų treneriais. Taigi, ar jums per savo trenerio karjerą yra tekę susitikti su profesionaliomis vyrų komandomis, kurių vyriausiamis trenerėmis dirbtų moterys? Ar matėte tokių vyrų komandų, profesionalių, aukščiausiame lygyje? Nu, kaip čia pasakyti, kaip čia taip gražiai atsakyti, kad nepažeminti moters orumo. Buvo Lietuvoje, skaitau, trenerė, bet vyrų netreniravo. Tai buvo šviesios atminties Vilderskaitė Kaune, kuri labai puikiai trenerė buvo. Trenerės darbą dirbo ir Būtautienė.
Ir Sviderskaitė žuvo autoavarijoje Prahoje, leidžiantis lėktuvui, užkabino sparnų žemę ir jis žuvo kartu su Tarybos Sąjungos jaunimo rinktinė. Tačiau prisimenu vieną trenerį iš Telšių, jo pavardė Šaikūnas, taip pat šviesios atminties. Jis sakydavo, kai man priešingoj pusėje prie komandos sėdi moteris, aš visada ją apžaisiu. Kadangi, sako, moters mąstysena yra viena, vyro kita ir taip toliau. Nors matėm amerikiečių moterų rinktinę, moteris treniruoja, taip toliau. Kodėl jos taip pat ir ten Na, moterų buvo. rinktinė, bet ne vyrų šio Bet ne vyrų. Nu, aš neįsivaizduoju šitos situacijos, kad vyrų rinktinė galėtų O ko treniruoti trūksta moteris. moteriai? Nu, Supratimo, gal ir galėtų, emocijų? nežinau, bet aš nesu matęs. Ir būtų labai keista, kad, pavyzdžiui, mes Žalgirio trenerių paskirtumėt kokią moterį. Nu, kaip jums atrodytų, ką tas tokia filosofija gaunasi įdomi. Turbūt, kad neišeitų. Nes aš skaitau, kad net ir moteris turi treniruoti vyrai. Antras treneris turėtų būti moteris. Vis tiek vyras yra jėga, jis daugiau išreikalauja, jis yra vis tiek galingesnis, stipresnis ir moteris tikrai savo laiku, kai aš buvau, kaip sakant, jaunas ir mes dirbom, tai dabar yra labai daug merginų treniruoja moteris, bet mano laikais tai visas moteris merginos treniruoja vien tik vyrai. Vien tik vyrai. Buvo tik tai dvi moteris, tai buvo Sviderskaitė ir buvo Klaipėdoje taip pat šviesios atminties Knašienė. Dvi moteris dirbo. Visur visuose buvo vyrai. Kadangi vis tiek vyras gali daugiau atsiekti ir be to moters ir paskirtis. Jeigu, sakysim, jį turi šeimą sukūrus, taip, vis tiek jį turi tokių ir namų darbų visokių. Ten, žinot, valgio rašymas, vaikų saugomas ir panašiai. Čia nepridėsi vyrą. Tai jau tokie dalykai. Taip, kad aš nemačiau, kad moteris treniruotų vyrus. Nemačiau. Gal pamatysiu dar, nežinau. Beje, jeigu neklystu, Kauno technologijos universiteto vyrukus treniruoja Margarita Ruzgienė. Na, aš ją pažįstu puikiai. Nu, tai čia gal dėl to, kad turbūt vyrai yra palikę moterim. Niekas nebegali treniruoti vyrų. Reiškia, geriau supranta negu tie vyrai. Ir tarp kitko buvo gera krepšininkė. Margarita Ruzgienė. Taip. O tai treniravosi pas tą pačią Sviderskaitę. Tarp kitko, jį to pačiu dirba ir Žalgirio sekretorijate, tai mes galime jai linkėjimus perduoti. Taip, gali drąsiai perduoti linkėjimus. Ji puikiai krepšininkė buvo. Kalbant apie moterų krepšinį, klausimas, kurį pateikė Anonimas Basket News LT tinklalapyje, kodėl Lietuvos krepšinio federacija Lietuvoje nesijima organizuoti jokių merginų čempionatų. Vaikinų įvairių amžiaus grupių vyko ne vienas. Ar yra ateičiai minčių ir planų organizuoti merginų čempionatų? Tik kad yra moterų lyga. Galbūt pasaulio, ne, čia kalbam jau apie tarptautinius. Aš suprantu šitą reikalą, suprantu. Nu, yra mintis dėl Europos moterų čempionato. Buvo bandyta, sekantį čempionatą moterų, kad būtų, reiškia, įvykęs Lietuvoje ir Baltarusijai. Buvom sutarę. FIBA buvo palankiai šiam reikalui, net ir važiavo Minską, tačiau šitam reikalui sukliūdė kai kurie politiniai įsitikinimai. Ir tas reikalas buvo paliktas. Kokie? Nu, kokie? Nu, Baltarusija, diktatūra, taip toliau. Reiškia, turėjo būti 2 pogrupiai Minske, 2 pogrupiai Lietuvoje, finalai Lietuvoje. Nu, tas reikalas buvo atidėtas toliau į priekį, kada turbūt gal keisis klimatas politinis ir panašiai. Vis tiek Baltarusija ir mūsų kaimynai panašiai. Nors sportas, mes kitokiam akim žvelgiam į šitą reikalą. Tačiau, o dėl kitų organizavimo mes ko bijom? Bijom, kad nebus žiūrovų. Bijom, kad... O koks yra užsienio pavyzdys? Yra valstybėse, kur į moterų rungtynės daugiau eina negu į vyrų. Kaip Čekija? Čekija, Belgija, Australija, suprantat. Moterys tikrai labai daug žiūrovų lankosi. Pas mus kažkaip nežinau kodėl. Nors moteris ir puikiai žaidžia. Žinot, gal reikia, kad laimėtų. Nes atsimenu, kada Telekomas
Atėjo į ketveriukę, tai toj buvusioj senoj arenoj, kur dabar priklauso ūkio bankui, nepareidavo žiūrovai. Pilna būdavo. Virš 3000. Pergalių reikia. Kai yra pergalės, yra ir žiūrovas. Ir Vyčiaistės galų gale tą patį pavyzdį Taip. galėtume Ir dabar parodyti, kas- kaip pernai metais Halėje iškovodavo Taip. pergalės Eurolygoje, ji būdavo pilna. Taip, taip. O kada tu pralaimėjai, nebėra žiūrovas. O žiūrovui reikia pergalių. O čia, kad mes tų pergalių tai per daug neturim ir mes trupai, nors faktai reikėtų. Reikėtų. Ir aš manau, kad ir bus taip. Ir bus. Tai yra bus siūlomas, bet viskas nukrypo į tą vyrišką lytį. Čia yra neteisingas, skaito. Vis tiek krepšinis yra pusė 50% vyrai, 50% moteris. Skaitau vienodas. Basketinius LT tinklalapio lankytojams aš dar kartelį primenu, kad jūs stebite tiesioginę video konferenciją su ponu treneriu Vladu Garastu ir klausimus tiesiogiai toliau galite pateikti temos arba naujienos komentarų skiltyje, į juos kartu su pašnekovu čia mes atsakinėjame. Beje, ši konferencija ir tiesioginė jos transliacija vyksta, nepatikėsite, Kauno sporto halėje. Pone Vladai, įėjus čia, kokios emocijos kaskart? Na, dabar ji visiškai tuščia, netgi krepšių nebėra. Nu gaila, čia, skaitau, yra visas Lietuvos krepšinis. Šiais metais Lietuvos krepšinis švenčia 90 metų. Ir visgi tai yra nemažas laiko tarpas, bet per tą laiką tai labai daug pasiekta ir dėka šitos halės, kuri buvo pastatyta 39 metais. Ar suvirpa širdis, jei jūs matant ją tuščią, be krepšių, be žiūrovų, Nu, tamsią, čia šaltą? atsiminimų labai daug, nepaprastai daug. Tiek kaip žiūrovas buvau, tiek kai treneris visgi 10 metų pradirbau Žalgirio treneriu, o čia buvo karšta. Į halę patekti jau buvo labai sudėtinga tais laikais. Bilietų niekas nepardavinėjo. Bilietai buvo dalinami kaip receptai. Reiškia, va tai įmonėje 10, tai įmonėje 5, ten tiek. Tokio nebuvo, kad prie kasos eilės, ar kas. Patekti, galiu pasakyti, talpino po rekonstrukcijos sėdimų vietų buvo 3,5 tūkstančio, o paraiškų į varžybas būdavo, galiu pasakyti, pavyzdžiui, Maskvos Dinamo 20 000. Suprantat? Dar tą areną netalpintų, kur dabar pastatyta. Koks buvo susidomėjimas krepšiniu? Nes tai buvo šventė. Žmonės turbūt stovėdavo, ar ne? Stovėdavo, suprantat, kas buvo? Nebuvo tų plasmasinių kėdžių. Žmonės visokiais būdais papuldavo. Ir buvo solai. Ir gali taip susispausti. Aš turėjau nuotrauką. Viskas juoda. Nėra jokio plėšelio, kur čia praėjimai tokie. Tai ten žmonės stovi ilgai, ištestas. Labai būtų įdomi nuotrauka. Nežinau, aš kažkam padaviau, kad padydyt, ar ką ten, aš net neatsimenu, kam padaviau, labai gilai. Tai ir istorinė nuotrauka. O rungtynės vyko tarp Kauno Žalgirio ir Vilniaus Statybos. Reiškia, momentas toks padarytas ir labai atrodo puikiai. Pone Vladai, nepaisant to, kad jūs nebesate Lietuvos krepšinio federacijos prezidentas, turite garbės prezidento pareigas ir funkcijas, tačiau su šalies krepšinio vadovybė vis dar esate glaudžiai susijęs ir pats joje dalinai dirbate, tačiau nebe galbūt kaip toks superoficialus asmuo. Noriu paklausti apie Lietuvos Ryto nedalyvavimą Lietuvos krepšinio federacijos finalo ketvirtį. Šį klausimą pateikė Pūkis 6 ir jis nori sužinoti tikrąją priežastį, ar jūs ją žinote ir ar apskritai tokia priežastis iš Lietuvos Ryto pusės šalies krepšinio federacija pasiekė. Nu, priežastis pagrindinė, ko motyvavo, kad, reiškia, kažkas iš federacijos buvo kalbėta, kad jie transliuos tą, reiškia, tą finalą. Bet federacija juk televizijos teisės davė. Tai federacija davė teisės, kas norit, galite transliuoti. Tai kuri priežastis yra tikroji? Nu, tikroji yra, kad, reiškia, prieš tai buvo kalbėta, bet aš skaitau, priežastis būna, kada yra padaryta sutartis, taip, pasirašyta ir kada va, ta sutartis sulaužo, tada galima kalbėti. Kas kalbėjo, kas tarėsi, aš šito nežinau. Kokią sutartį kas sulaužo? Nu tai sakė, kad buvo tartasi, kad mes rodysim finalą. O jūs pasakėt, kad mes nerodysim, už tai, kad mes nerodysim, mes nedalyvausim jūsų varžybose. Suprantat? Bet federacija leido rodyti finalą ir O federacija paskelbė, kad prašau, kas norit rodyti finalą, prašau.
pateikit paraišką. Nepateikė. Lietuvos rytas nepateikė, prašau. Jie atsisakė dalyvauti. Čia skaitau yra, nežinau, negeras mostas, noriu pasakyti. Toks, nemoku paaiškinti. Visgi reikia dalyvauti. Reikia dalyvauti. Pagrindinės varžybos. Čia toks yra suduotas smūgis Žemiausios krepšinio federacija, kad mes sužlugdysim ir taip toliau. Čia yra negražus, skaitau. Nemoku aš Ar tai yra išaiškinti. principai, ar Lietuvos rytas galimai turėjo kitų priežasčių, kurių nepaviešino ir pateikė štai tokį pretekstą nedalyvauti finalo ketverte? Aš taip pasakyčiau atvirai. Abejojo savo žaidimu, kad gali pralošti Prienam, kad gal gali vėl kam pralošti, gerai mes nesirodom ir užmetam kokią tai, reiškia, priežastį ir panašiai. Mes tai taip aiškinam. Tai ko nedalyti? Tai yra labai puikus dalykas. Nu kas, nuo pralošimo nieks neapsaugotas, o galbūt ir laimėja. O kas čia žino, kaip būtų? Kaip tik tai, skaitau, yra iš jų pusės padaryta didelė klaida. Vis tiek reikia varžytis. Sportas tai yra, kada mėgina įrodyti, kas geresnis. Nu dabar, aišku, lieka dar Lietuvos čempionatas. Bet čia tai, skaitau, nesportiškai pasiūlyti. Jūs teigiate, kad Lietuvos rytas galbūt numatydamas tai, kad turnyras vyks Kaune, kur praėjusiais metais Lietuvos rytas sulaukė netgi Žalgirio sirgalių palaikymų Rygos VEF klubui, kada vyko pusfinalis tarp Lietuvos ryto ir VEF. Šįsyk vėl neva išsigando to, kad turnyras organizuojamas Kaune ir Žalgirio fanai palaikys bet kuriuo atveju varžovų ekipas, ar ne? Nu, aišku, žinot, visaip čia gali mąstyti ir panašiai, bet pernai turi būti Kaune varžybos jau, tos federacijos. Bet kadangi nenorėjom halį vesti, vedėm Alytui. Buvo pastatyta Alytui sporto rūmai ir mes išbandėm prieš Europos čempionatą Alytų. Ten dalyvavo. Dabar, kada eilė atėjo Kaunui ir reiškia tos varžybas, kaip sakant, Vilnius atsisakė čia važiuoti ir žaisti. Čia truputį negarbinga yra. Čia motyvuoti, kad mes netransliuojam rungtynių, tai biški tokia, kaip čia pasakyti, vaikiška kairumo liga tokia, kaip Leninas sakė kažkada. Palikime galbūt tą nūdieną ir tas visas problemas. Tai nesvarbu, čia neapsimoka spręsti klausimų, čia toks, žinot. Be jokios abejonės. Pašnekėkime galbūt daugiau apie jūs patį, ponia Vladai, ne kaip apie krepšinio trenerį, ne kaip apie krepšinio žmogų, specialistą, o kaip apie tiesiog Lietuvos Respublikos pilietį kilusį iš Biržų. Ar dar užsukote į savo gimtąjį kraštą ir kaip dažnai ten lankotės? Lankausi 1-2 kartus į metus. Kodėl taip retai? Vykau apdovanojimui nusipelniusių žmonių krepšinių ir antrą kartą vykau tėvų kapų aplankyti. Nes daugiau kažko nėra reikalų. Ten giminių daugiau jokių nėra, ar ne? Ne, nėra. Prisiminkite, kai dar pats buvote krepšininkas, to prašo Basketinius LT tinklalapio lankytojas. Atsimenat tos laikus, kokioje pozicijoje žaidėt? Aš buvau gynėjas, atsitraukęs žaidėjas. Geras krepšininkas, taiklus, veržlus, greitas, šoklus. Žinau, čia pradėsiu kalbėti, sakys, meluoja. Girkitės drąsiai šiais laikais visi gyvens. Ne. Ką, žaidžiau institutė už pirmą komandą. 4 kurse būdamas žaidžiau už Kauno Žalgirį. Paskui išvažiavau, tai buvo rinkimai. Atsitraukusiu žaidėjų patekau į pirmą penketą, kaip, žinot, pagal pozicijas, kaip būna žaidėjai. Iš gynėjų. Tai taip. Skaitau, tai neblogas žaidėjas buvo. Skaitau, kad techniškas buvau. Pataikydavau gerai krepšį, mesdavau ir knygą parašiau metimo techniką. Taip kad... Mačiau tą knygą, bet prisipažinsiu, taip ir neprisirašiau paskaityti. Tai kažko labai nėra ką skaityti, žinot, bet čia tinka daugiau treneriam. Tai tiek, ką čia daug gali kalbėti. Visai neseniai mes turėjome konferenciją su Juozuku Petkevičiumi. Rinktinės masažuotojų ir talismanu, kaip jį daugelis vadina. Ir Juozukas Petkevičius mūsų konferencijos metu išreiškė štai
tokią nevilties gaidelę, neva kažkada, kada jis norėjo tapti krepšininku, jūs nepakvietėte jo į rinktinę, į komandą kažkurią tai. Prisiminkite tą istoriją, kaip ten buvo, kodėl... Krepšininku turi tapti. Jo, jis norėjo būti. Jis krepšininku turi būti. Aha, ir jūs sakė, jo nepakvietėte. Nu, kad aš neprisimenu tokį atveju, kad jis būtų krepšių žaidęs. Nu, vat jisai sakė, aš norėjau žaisti ir manęs nepaėmė Garastas kažkada į komandą. Tai kur tas, kokiam geografijos plote, kur vyko šitas dalykas? Nežinau, reikėtų su jo pačiu dar kartelį pakalbėti, Biržuose turbūt. Neįsivaizduoju, nežinau, aš neprisimenu. Aš imdavau visus, kas įkaitavo. Bet sakė, jis nepyksta ant jūsų. Nu, jis negali pykti, nes aš paskui pakviečiu masažistą dirbti. Tai gal čia tai bandėte išpirkti kaltę, kad nepakvietėt jo kaip Ne, krepšininko? aš to dalyko Nes Juozukas Petkevičius mums sakė, buvau per mažas ir ponas Garastas manęs į komandą nepriėmė. Aš tai galiu tiek pasakyti, kad aš, pavyzdžiui, kai rinkdavau grupės Biržuose, aš imdavau visus, kas tik nori. Išskyrus Juozuką. Net Juozukas, kada dabar kiek jam metų yra, 60, taip, tai kokius metų gimimo yra? Jeigu jam dabar yra 60, tai turbūt 50 maždaug. 50? 50, taip. 50 metų tai pas mane žaidė Linkevičius. Buvo Žalgiry toks, labai garsus sniperis. Tai ir tų metų komandą mes užėmėm antrą vietą Lietuvoje ir važiavome į Tarybų Sąjungos čempionatą Dnipropetrauską. Nu, nežinau, gal ir buvo toks dalykas, ką aš galiu. Tai su Juozuku gal komandoje būtumėt pirmi, o ne antri? Gal ir būtent buvę, kas čia žino. Nu, vis tiek Kaunas buvo stipresnis. Biržai turi 2 vidurinės mokyklas, taip? Reikėtų 2 vidurinį mokyklą, o Kaunas turi 50 vidurinių. Tai kaip manot, kaip čia, kam geriau? Ar čia man, ar tam Kauno treneriui? Gali būti, kas čia žino, suprantat, sunku atsiminti, nes kiekvienas vaikas jis jaučia, kad buvo nuskriaustas ar ką nors, ar nepateko, ar kaip. Aš tai, nu labai atsiprašau, Juozai, kad taip išėjo, bet tai žinot. Na, klausimai iš tokios humoro srities, apie ką mes iš esmės ir dabar kalbam, pateikia Lamius, jeigu gerai perskaičiau pseudonimą Basketinius LT, jis sako, ekscelencija Valdas Adamkus minėjo, kad į pirmąjį Europos čempionatą pateko zuikio būdu, kitaip tariant, be bilieto. Ar jums kada teko patekti į rungtynes štai tokiu metodu, klausė šis lankytojas? Nes man yra tekę tokio nelabai didelio lygio rungtynes patekti be bilieto. Nu, žinot, tada, kada Kaune vykdavo varžybos, kažkaip neprisimenu. Į kiną, tai žinau, eidavom nupiešę bilietus. Padarė. Ir kontrolierius nepastebėdavo. Turėjom tokį klasę dailininką gerą, tai padarydavo kaip reikia. Aišku, ne banknotus. Bet į varžybas tai neprisimenu, kad taip būtų tekę eiti kažkaip tai eidavau be vargo tokio. Arba pirkdavo bilietus. Ir panašiai. Į Europos jaunimo čempionato metu Vilniuje, Siemens arenoje, buvo toks atvejis, kada rusų treneris, jeigu neklystu, tai Skoročkinas, jaunimo rinktinės treneris, neatpažintas apsaugos, galėjo net būti neįleistas į Siemens areną. Ir ten kilo mini skandaliukas toksai, kaip dabar atsimenu. Ar jums yra tekę štai tokioje situacijoje atsidurti, kai kur nors, kokioje nors šalyje apsaugininkas neatpažįsta jūsų ir nenori praleisti? Nes rusai tada iškėlė tokį nedidelį užkuliusinį skandalą Siemens arenoje. O čia turi nereikia ieškoti, kada Kaune vyko 16 metų amžiaus Europos čempionatas. Jos vyko Sabonio mokyklai. Aš atėjau, taip, į antrą aukštą užlipau ir prie durų stovėjo vaikinas, jis manęs neleido. Bet aš nesakiau, kad ką? Sakau, gerai, bravo, gerai dirbi, teisingai, nereikia leisti. Jam įsakyta buvo. Tu parodyk dokumentą ar kandras. O čia paskui vienas toks atėjo, ką, tu manęs nežinai, aš toks ir toks. Ir tas sutriko vaikinas. Aišku, galėjau čia pasakyti, aš esu toks su toks esu ir taip toliau, bet aš jį pagiriu. Sakau, gerai, teisingai, gerai dirbi. O kuo baigėsi ši istorija ten Sabonio centre? Baigėsi to, kad atėjo, kuris mane pažino, ten žmonės.
Sako, leiskit, čia toks ir toks, gerai, ir įleido. Sutriko vyrukas? Jo, bet aš tai jį pagiriau. O taip ir turi eiti pareigas žmogus.